Mieli žiūrovai, pristatau jums naują ant 2 ratų laidos rubriką Enduro nuotykis. Ja paruošėme kartu su Enduro Lithuania ir pakviesime žymius žmonės susijusius su motociklizmu ar važinėjančius motociklais įveikti mūsų paruoštą trasą. Pauliau, pasakyk, ką paruošai mūsų svečiams? Tiesiog paprasta trasa, kur mes mokinomės bazinių dalykų ir po to pramogaujam. Ar tai bus sudėtingas iššūkis mūsų žvaigždėm? Kaip kokiai žvaigždė, nes vieni turi daugiau įgūdžių, kiti mažiau įgūdžių, tai mes turbūt ir pamatysim. Tai nuotykis garantuotai bus visiems. Vien dėl to, kad jie turės pasistengti viršyti savo lūkesčius. Nuo šios laidos svečias visiems gerai žinomas lenktynininkas, daugkartinis Dakaro ralio dalyvis ir nugalėtojas Arūnas Gelažninkas. Sveikas, Arūnai. Labas. Malonu matyti tave. Pernai susitikom, tu mane mokinai važiuoti. Ar išmokai ko nors? Ką atsimeni? Viską atsimenu, visada, kai važiuoju, galvoju, ką man Arūnas čia sakytų šitoj situacijai. Gerai. Tavo pradžia su motociklais buvo, kiek atsimenu, visiškai nuo sportinių motokroso motociklų, ar ne? Jo, tai be abejo, kai vaikai nėra ten ralio ar kažko, nes tu turi turėti vairuotojo pažymėjimą, tai aš pradėjau motokrosą, kaip ir turbūt visi vaikai pradeda. 9 metų varžybose, galima sakyti, pradėjau dalyvauti. Pirmas motociklas buvo Stella mopedas, o paskui jau jį truputį palaužiau, pašokinėjau ir tėtis nupirko jau krosinį 65 kubinių centimetrų. Na ir su juo pradėjau važinėti, tai čia buvo jau labai seniai, 95 metais buvo mano pirmas sezonas. Dar prieš tavo pirmą Dakarą kūrėme filmą apie tave, apie visą tavo istoriją. Taip. Tai atsimenu, kad tavo pirmi pasirodymai varžybose buvo vos ne ant podiumo, ar? Jo, pačios pirmos varžybos buvo, tai iš vis dar treniruočių gal turėjau tik savaitę. Tai be abejo, aš buvau paskutinis, nes visai neturėjau jokios patirties, bet čia buvo rudenį ir tada per žiemą pasitreniravus. Pavasarį išvažiavom miestį, užėmiau 5. vietą, o kitą dieną vyko Latvijoje sekmadienį grįžtant į Lietuvą ir aš jau laimėjau. Tavo kelias prasidėjo nuo motokroso ir stipriai taiky, kiek atsimenu, profesionaliai motokroso sportą, ar ne? Nu tai Lietuvoje tik motokrosas gal ir buvo, dar to tokio pavadinkime enduro, ar ten ralio disciplinų iš vis nebuvo populiaru ir niekas nekalbėdavo. Tuomet, aišku, buvo nemažai traumų įvairių ir panašiai, ir tų ir pertraukų buvo gydymosi dėl traumų. Po tų traumų sugrįžus, kaip ir jau to greičio tokio neturėjai kaip iki traumos, tavo draugai, su kuriais ar ten oponentai jau jie nuo tavęs pabėgė, pavadinkim, tai ir psichologiškai buvo šiek tiek sunku. Ir tuomet nutariau, kad man gana, nenoriu aš motokroso, metus pailsėjau, bet vis tiek toks dalykas, jie kraujyje jau yra ir susipažinau su kitais tokiais žmonėm, kurie paprašė manęs treniruoti juos, jie buvo enduro disciplinoj ir sako, pabandyk čia. Tiesiog dėl smagumo. Pabandžiau vienus metus taip visiškai bimbam ir man visai patiko, nes tai buvo šiek tiek įvairiau. Trasos ilgesnės, visai kitaip ir vėl tapo įdomu, kažkas naujo. Kaip Dakaras, kaip tik Lietuvoje labai populiarėjo tuo metu šitą discipliną ir pats Dakaro ralis. Ir be abejo, man irgi ta nuo vaikystės svajonė, tas skrosti kopas dykumas tikrai kvirbėjo. Tai po biškį susipažinus su Emilija ir jinai sako, jeigu tu nori, tai ir pastumėjo, kodėl ne, ir darom. Kaip tau sekėsi tose varžybose, kur tu pirmą kartą atvažiavai susipažinti su kelio knyga? Tai jeigu taip trumpai tariant, tai pirma diena, aš jau pasiklydau, baigėsi kuras ir stumdžiau motociklą po dykumas. Buvo žiauriai karšta, vanduo baigėsi ir pavėmiau, ir pailsėjau, pavėsio pagulėjau po motociklu ir taip toliau, ir taip toliau. Jau buvo ta akimirka, kai turbūt spausiu mygtuką, kad pasiduodu, nes atskristų pagalba ir mane išgabentų. Bet pirmos mintis buvo, tai aš atvažiavau į čia, iškovoti kelialapį į Dakarą, čia net ne Dakaras. Pirma diena ir aš jau baigiau savo pasirodymą, labai žiauriai buvo nefaina. Ir kažkaip tą akimirką turbūt jau ta riba, kai buvo, kad ką man čia daryti. Važiavo vietinis beduinas su tokiu mopedu paprastu. Aš jį susistabdžiau, be abejo suprato, ko man reikia, kad kuro, mes ten bendrom pastangom ištraukėm iš jo tą kurą, įsipyliau. Ir tą dieną jau gerokai buvo laiko praėję, manęs nebeleido tęsti tos dienos varžybų. Gavau daug baudų, bet svarbiausia tai gavau pamoką, kad reikia važiuoti pagal kelio knygą, nesekti kitą sportininką. Likusias dienas tokių klaidų nebedariau, užbaigiau ralį, iškovau teisę dalyvauti Dakare ir
šiandien esam, kur esam. Grįžkim į mūsų enduro nuotykį. Kaip tau buvo važiuoti čia? Vis tiek yra laikų jau lentoje. Turbūt neabejoji, kad visus aplenksi, bet vis tiek. Tikėjau, savo jėgom pasitikiu, tai jeigu būčiau neaplenkęs, tai būtų gal tada nuostaba. Bet ir turėčiau visus aplenkti, turbūt vienintelis esu, kuris profesionalas iš tikrųjų šitam reikale. Tai va, tai o daugiau iš tikrųjų nieko iš tavęs nereikalavau. Kaip pasakėm apie mūsų pagrindinio rėmėjo Dell prizą, kompiuterį ir tai, kad reikės įdėti papildomų pastangų, kurias žiūrovai vertins. Kaip sureagavai? Ar papildomos ugnelės įnešė, ar nelabai? Ar tai tau tiesiog vis tiek yra? Ne, nieko iš tikrųjų nelabai pakeitė. Apsidžiaugiau iš tikrųjų, kad bus galimybė dar ratą pravažiuoti. Visai smagu buvo. Kaip manai, antram važiavime ar pagerinai savo laiką ar ne? Manau, turėjau pagerinti, gal nelabai daug, nes buvo momentų, kad vos nenukritau antrą važiavimą. Galbūt šiek tiek daugiau stengiausi, bet stengiausi tiesiog, kad norėjau ir turbūt turėjau pagerinti, nes kai kurie posūkiai, pavadinkim, pavyko geresnės linijas išlaikyti. Mes pakomentavom jau su Pauliumi iš Enduro Lithuania, kad tavo laikas ir Šarūno laikas, kuris turi pro, parodo, kad aukštas profesionalumo lygis, nes iš tikrųjų tu laiką pagerinai, kaip ir Šarūnas antrų važiavimų, bet pagerinai labai nedaug. Okay. Ir pagerinai tik 0,2 sekundės. Tai beveik identiški. Taip, praktiškai identiškas laikas. Ir tavo laikas yra 2 minutės 4 sekundės. O! Aš kai pamačiau laikus, jau vis tiek mačiau lentoj prieš važiavimą, tai toks pagalvojau, ar įmanoma į 2 minutės įvažiuoti ar ne. Tai matau, kad įmanoma. Labai smagu turėti mūsų šitoj lentoj Dakaro čempioną. Kaip ir dera pirmoje vietoje. Kol kas neapsikeulinau. Tai ir kviestum žmonės pačius išbandyti enduro motociklus. Be abejo, tai aš ir pats kviečiu visada. Irgi laisvalaikiu, pavadinkim, treniruoju žmonės, be abejo turiu savo komandą G-Dakar School, kur dalyvaujam ir čempionate, ir ralyje, ir taip pat bandysime dalyvauti Dakare. Tuo labai džiaugiuosi, nes tai gaunasi irgi, kad populiarini šią sporto šaką, motociklų sportą, bekelės sportą, ar taip nesvarbu, ar tai būtų enduro, motokrosas, ar ralis, tai man tai vis tiek tai yra bendras bekelės motociklai. Tai tikrai kviečiu, išbandykit. Tai va, nepasididžiuokit, atvažiuokit arba pas Arūną, arba pas Paulių iš Enduro Lithuania. Na, o tau, Arūnai, maža dovanėlė iš Enduro Lithuania ir labai ačiū, kad atvykai ir parodai visiems, kaip reikia lėkti šitoj nedideliai traselei. Ačiū, kad pakvietei. Ir Enduro nuotykį. Tai iki kitų kartų. Iki. Da. Two Wheels Empire – elektrinių motociklų, dviračių ir aksesuarų parduotuvė. Car Vertical!